boksą. O esmė tokia, kaip tau Dainiukau pirmoji kova? Su Vytuku? Ne, kaip tau pirmoji kova, ką tik vyko, ką gali pasakyti? Daug veiksmo, įdomaus, aišku, kaip sakėjai, Minėdas buvo pasyvus, bet parodė Minėdas vyriškumą, ko mažai kas iš jo tikėjosi iš tikrųjų, bet galbūt Ukrainai pasisėmė to vyriškumo ir pasirodė dabar kovoje. Šiaip smagu linksma žiūrėti, mano akimis taip irgi McGregoras tikrai laimėjo, buvo aktyviausias, net nusundė knockdowną, bet pamirštam šitą kovą, dabar stebėsim antrą kovą. Pasilikite Paleistuvis! Dabar mūsų laukia. Paleistuvis įsirito į ringą. Šiandieną jisai kovas prieš kovotoją iš Kauno. 84 kg, 1,85 m ūgio. Pasitikite Paleistuvio priešininką Airidas. Tai matom, žengiant į ringą. Airidas dalyvavo pirmajame džiunglių turnyre, kur padarė labai gražius knockdownus. Taip pat Airidas dalyvavo mūsų slepo turnyruose, turi 2 pergalės, nėra nugalėtas. Tik tais paskutiniai kovoje, aišku, įvyko nelaimė, susilaužė koją, ilgai nedalyvavo ir grįžta po traumos. Airidas šiaip atletiškas, sportiškas vaikinas. Taip, aš manau, šitą kovą bus viena įdomesnių šio vakaro kovų. Airidas dalyvavo pačiame pirmame Jungle Kingo turnyre ir pasiuntė į nokautą net 2 kartus Aleksandrą. Mano spėjimas toks. Jeigu Airidas laimės, tai laimės pataikęs gerą smūgį dešinę tiesų, kurį jis turi neblogą. O jeigu žiūrim taškais, tai Paleistuvis šią kovą ves taškais, iš toli daugiau smūgios, taškosis ir rinksis taškus. Tu čia vertini Dominikai kaip profesionalas, kad jie būtų profesionalai. Nepamirškim, kad jie ne profesionalūs kovotojai. Bet, kiek žinau, Airidas traumavęs dešinės alkūnę, tai gali neturėtų stipraus smūgio. Nebejaus tos traumas. Visų pirma, pasižiūrėsim, ar Paleistuvis nedarys. Ringė Monikutė. Ar nedarys tos pačios klaidos Paleistuvis, kaip ėjo į tiesiog peštynės prieš Vytuką. Kartais peštynės yra gerai. Kartais taip. Bet kai esi 2 metrų ūgio ir rankos tokios ilgos, geriau palaikyti atstumą. Geriau, aišku. Sėkmės vyrams, stebim kovą. Bet čia ateina su laiku, su kovom, su patirtim. Paspaudė rankas vyrukai. O, Paleistuvis susijo. Oi, Paleistuvis pirmą smūgį pataikė. Na, čia jau rimtesnė kova. Matėte dešinę. Labai stiprus dešinės smūgis. Bet kiek ilgai jis išlaikys tą stiprų smūgį? Antram trečiam raundė, kai jis labiau pavargs, jau nebebus pavargs. Ranką muštą ar kaip čia? Airidas laukia ant to savo. O, pasitiko. Gana intensyviai prasidėjo kova. Ko galėjome tikėtis iš Paleistuvio. Airidas, matau, laiko ant to smūgio, laukia. Vyrukai abudu žino, ką daro, matau. Tikrai ne taip puola laivoj, kokią kombinaciją ir pasodina. Čia nukrito ar knockdownas buvo? Nepačiau. Knockdownas. Ką? Paleistuvis stebina maloniai. Liko 1 minutė. Tikras vikingas. Airidas gali tęsti kovą. Stebim toliau. Kvapą gniaužianti. Įtampa slegia. Įtampa visi stebi tiesiog intensyviai. Kovai net... Oi, koks gražus. Oi, ir dar vienas iš Airido smūgis. Ne, apvirto nebuvo smūgio, bet pataikė 2 gerus smūgius tikrai. Ką, galima suprasti, kad abudu vyrukai turi neblogą smūgį? Taip. Pas Airidą tikrai aštrus smūgis. Nuo to ir dabar laukia, kol pareis. Paleistuvis nenori eiti link jo. 10 sekundžių. Kodėl tik užsuko Airidas? Paskutinis įspėjimas. Gavo paskutinį įspėjimą Airidas. Pirmas raundas baigėsi, pirmam raundui knockdownas, daug veiksmo. Lauksim antro. Kažkoks pavargimas Airido veide, matėt, kai baigėsi raundas? Taip ir atrodo šviežesnis. Airidas laukia,
kol Paleistuvis ant jo pareis ir nori pasitikti su smūgiu. Bet mačiau, Paleistuvis jau pamatė ant galo jo tą techniką ir nebepolė taip, o tiesiog džabavo. Vyrukai galvoja, reiškia, kovoja, nesimuša aklai. Kaip čia gavosi. Bum, bum, Smūgių kombinacija. Va šitas 7 smūgių kombinacija išmeta Paleistuvis. Oi, Airidas pataikė tikrai neblogą smūgį. Klauso Paleistuvis trenerio nurodymų. Paleistuvis, kaip matau, ruošia treneris iš Kauno. O kiek girdėjau, Airidas nesiruošia su jokiu treneriu, o tik su juo. Pats sakė, kieme treniravo, sportavo. Kaip bebūtų, trenerio reikia šalia. Be abejonės. Taip, patarimų iš kampo kartais geriau matosi. Bet Airidas rodo labai gerą performansą, kaip ir be trenerio. Šitam pasirašyme buvo. O, vėl eina Paleistuvis tiesiais smūgiais ant savo priešininko, bet tai gali padaryti labai didelę žalą. Šiaip Airido labai nuleista ranka gali, tai jam padaryti problemą iš tikrųjų. Taip, aš irgi tą pastebėjau. Oi. Nesilenk, nesisuk. Ką, Airidas, matau, pavargęs, galbūt labiau negu Paleistuvis gana ramiai. Ir matau labai blogai, kad ta ranka nuleista visiškai žemai. Oi, kiek smūgių iš Paleistuvio. Skaičiuos knockdowną. Antras knockdownas jau šioje kovoje. Dar vienas ir stabdom kovą. Raundė 3 knockdownai. Stabdoma kova, tik antram raundė 1 knockdownas. Kovoja antras. Paleistuvis labai gražiai užeina kombinacijom. 6-7 smūgiai. Taip, bet jį galima labai pagauti. Teisingai gynyba. Oi, turi 10 smūgių. Oi, čia jau masovka. Muštynės, bet nugalėtojas iš šių muštynių išeina Paleistuvis. Airidas stojasi. Airidas stojasi. Airidas tikrai taip lengvai pamušta labai stipriai akis Airido. Matot, pamušta akis. Šaunuolis. Charakteris. Linė. Plius Airidas kovoja su trauma alkūnės. Stebim toliau. Oi, viskas. Manau, kad reikia stabdyti, ką ir daro Valentinas. Sveikiname. Paleistuvį, tikras vikingas. 3-0. Ir kuo toliau, to gražiau atrodo ringe. Kuo gražiau, kiekvieną kovą vis gražiau palyginus su Kotuko kovo. Labai lygis pakilęs. Ne, 3-0. 3-1. Slepas, prisiminkit, buvo visiškai išjungtas. Jo, bet jeigu kalbėkime apie pačias kovas, tai kovas ringė 3-0, reitingai skyla. Ir ką, kaip jis buvo. Žinau, kad susižaloji ranką per konferenciją ir jisai nesiskundė niekam. Aš jo paklausiu, bičiuli, tavo ranka tokia, ar tu kovosi? Ai, nepasišiukšlinsiu, kovosiu. Už tai gerbiu, aš pats po Vyto kovos biškį neatsigavau, bet aš tau už Nusabrio kovą. Ir sveikas pargrįžęs Airidas!